Lietuvoje trumpo metro filmai pradėti kurti 20 amžiaus pradžioje. Kas yra trumpametražis filmas? Jungtinių Amerikos valstijų kino akademija trumpametražiais filmais laiko kūrinius, kurių trukmė iki 40 minučių. Festivaliuose dažniausiai vyrauja iki 30 minučių. Šiais metais Gervių nominacijose, trumpametražių filmų nominacijose turime irgi labai įdomias temas. Daug yra darbų analizuojančius visuomeniai aktualias temas. Tarp 5 nominantų yra vienas dokumentinis filmas – tai Aušros Lukošiūnienės Juoda, kuri kalba apie architektą Ozarinską ir jo dukros atsisveikinimą su tėvu per jo darbų iškraustymą iš Šiuolaikinio meno centro. Toks irgi įdomus kampas pasirinktas. Režisierė Aušra Lukošiūnienė jautriai sujungė praeitį su dabartimi. Juoda tai ne tik filmo pavadinimas, bet ir architekto Valdo Ozarinsko žodžių "daugiau nieko nepadarėm" atspindys. Tai aš supratau, kad dar privažiuosi čia, ne? Kažkuriom tai dienom dar pasižiūrėjau. Jo, aš pabandysiu sugalvoti, kaip tai padaryti. Turime nominacijose į Kanų kino festivalį pernai metais atrinktą Eglės Razumaitės filmą Otidė, kuris irgi kalba apie jaunų merginų tam tikrą gyvenimo tarpsnį. Kanų kino festivalyje filmas Otidė atsidūrė tarp 10 trumpojo kino filmų, kurie buvo atrinkti iš daugiau kaip 4000 trumpametražių filmų iš viso pasaulio. Tai tik antras kartas Lietuvos kino istorijoje, kai lietuviškas trumpametražis filmas pateko į Kanų kino festivalio oficialią konkursinę programą. Nesuprantu, ko jūs visą žvengiat. Aš tai tikiu tokiais dalykais. Sakau, aš irgi tikiu. Jūs ką galvojate, jeigu nemato, tai ir nėra? Simonos Jurkuvėnaitės filmas Parkas po pamokų kalba apie jauno žmogaus gyvenimą ir galbūt santykį su tam tikrom situacijom, kurios ištinka pirmą kartą ir jų sprendimą. Jaunosios kartos kūrėja Simona Jurkuvėnaitė pasirinko kalbėti apie paauglių pečius užgulančias problemas. Parkas po pamokų buvo atrinktas į nacionalinę konkursinę programą Vilniaus trumpųjų filmų festivalyje. Gal žinai, ką reikia daryti, jeigu guli draugas nuo kalnelio jis nusiridena? Tarp 5 geriausių šių metų trumpametražių filmų atsidūrė ir Kristijono Dirsės Reminiscencija, kuris, manau, yra tikrai geras turbūt pagrindas galvoti apie ilgometražo filmą, nes vis tiek trumpametražiai filmai dažnai būna startas ir pasiruošimas pilnometražo filmui, tai tikrai labai sveikinu šitą kūrėją ir jo darbą. Tai debiutinis Kristijono Dirsės trumpametražis filmas, kuris žiūrovą įtraukia akylai stebėti detalės ir nepraleisti nei vieno žodžio. Aukšto meistriškumo aktoriai įsikūnijo į šių dienų ir pokario įvykius. Prisėsk. Ačiū Jums labai, jau tiesiog. Kavutės išgersim. Na, visgi paskutinis gal mūsų svečiais, reikia jį kažkaip. Į sidabrinę gervę pretenduoja Gintarės Parulytės filmas Sujip. Kalbantis apie pagalbą savižudybės prevenciją. Liuksemburge užaugusi Gintarė Parulytė kalba apie nepatogius dalykus. Režisierės tikslas, kad žmonės nesijaustų vieniši ir taptų vieningesni, nes tai padeda sveikti, augti ir klestėti. Apie pagalbą bei sąžinę ir trumpo metro filmas Sujip. Aš žinau, ką darau. Žinau, ką kalbu. Kol kas tu labai nešnekus. Tikrai gražios trumpos istorijos. Sunku papasakoti trumpą istoriją, nes norisi sudėti labai daug į trumpą laiko formatą. Tai, manau, čia tikrai gerbiu režisierius už jų galimybę kalbėti trumpai ir tikrai pasakoti tai, kas aktualu ir svarbu šiandien. Vienas iš šių filmų birželio 8 dieną tiesioginio LRT eterio metu bus išrinktas metų geriausių trumpametražių kino filmų.